Aš esu Andrius Balionis, gyvenu Šalčininkose, čia ir dirbu kultūros centre. Mano gyvenimas yra susietas su muzika. Mane visą laiką mama pamokydavo groti pianinu, kai aš dar visai mažas buvau, nuo 3-4 metų. Tai nuo to prasidėjo pažintis su muzika, toliau sekė muzikos mokykla ir papildomi saviugdos užsiėmimai. Geriausiai jaučiuosi grodamas pianinu, nors muzikiniai buvo akordeonas. Tačiau, kai pas mus namie atsirado senovinis fortepijonas, tai tiesiog motyvacija kilo ateit, prisėst ir taip iš dienos į dieną po 10-15 minučių ir taip išsivystė meilė būtent turbūt pianinui. Pas mus yra akademinis mokymas muzikos mokykloje. Tai iš tos pusės tikrai viskas ir gerai išdėstyta ir aišku griežti mokytojai. Buvo toks momentas, kai muzikinės 5 klasėje vos nemečiau muzikos mokyklos. Bet ir gerai, kad taip nepadariau, nes dabar turbūt gailėčiausi. Negali savo, kad aš noriu kažkur kitur išeiti ar pailsėti. Ne, tu eini, tu privalai ateiti, daryti, groti, dirbti, kad kažką pasiektum. Turėjom bendramintį, su kuriuo pasišnekėdom ir sakydom, būtų faina kažkaip su gitaromis pradėti groti kažką tokio. Iš pokalbių viskas pradėjo vystyti ir rutuliuotis tą pusę, kad tokia, reikia pabandyti, noriu gitarus. Ir per ateinančią šventę iškart mano dovana ir buvo gitara. Ir apmokymas, nes jie ir į Vilnių vežiodavo, kad aš išmokčiau, nes pas mus tuo metu nebuvo kur išmokti Šalčininkose groti. Grojom dviese, buvo tiesiog 2 gitaros ir fonograma. Ir mes jutom, kad kažkaip trūksta. Čia kažkas ne taip, tikrai trūksta. Kai galvom, o ko trūksta? Būgnų trūksta. Nėra gyvumo. Kai nusprendėm, kad reikia būgnų, tėvai iškart nupirko būgnus, tada galvojom, kur mokytis groti. Ir kaip tik tuo metu pas mus muzikinė atsirado būgnų mokytojas. Ir aš atėjau pas jį ir mes sudarinom, kad privačias pamokas jisai galės man pamokyti. Taip, ir gerai buvo, nes vietoje atsirado ir tai, ko tu nori. Tai mūsų ta jaunimiška tokia labai grupė, tai kiek 7 metus pragyvavo. Tai čia buvo tokia rimtesnė patirtis su grupe, su ir pirmi koncertai buvo. Ir iš kultūros centras mane pasikvietė pokalbiui. Sako, aš girdėjau, ten būgnais groji, gal nori pas mus kultūros centro grupėje groti. Ir man taip, kaip antrakursiui, tai atrodė visai patrauklus pasiūlymas, nes tu realiai sieji savo gyvenimą su muzika, darai, kas tau patinka ir dar tai yra tavo darbas. Šiaip dauguma žmonių turbūt to siekia. Kultūros centro grupė, kurioje mes grojam, vadinasi Art of Music. Kame buvo iššūkis, esi vis tiek darbuotojas ir tu turi privalomą programą, tu turi tai, kad tu privalai sugroti. Pradėjau jaustis kūryboje. Kai tu anksčiau, kai tu su savo grupėmis ten groji, tu gali prisėsti, atrodo, 15 minučių vos naują kūrinį sukurti. Dabar, kai būna prisėdi ir toks atrodo kūrybinė duobė, kur bandai ir toks nesigauna. Aš jau dabar labiau pratęs groti taip, kaip reikia, o ne taip, kaip norėtus paeksperimentuoti. Ir pasirodo, ne vien tik aš tenais taip jaučiausi ir mes tokia galvojam, reikia kažką turbūt prie kūrybos grįžinėt, bandyt. Jo, tai žmonėmis atskirai nuo darbo, jau čia kitas projektas, jau tas projektas vadinasi Arklio stygos. Tai įdomus faktas, kad visos pažintys, kur dabar vis tiek jau gan artimi draugai, kur atrodo, kad visą gyvenimą pažįstu, bet tos pažintys jos labai netikėtos, visiškai atsitiktinumai buvo. Pavyzdžiui, su Albertu mes susipažinome akustinėme vakare, tai čia mokykla dar rengia. Ir per tą akustinį vakarą tenais pats atgroji, paklausai ten kitų. Ir tada atsinu, kaip sunėtų ant scenos užlipa, žiūri tą gitarą sulyg Albertu. Ten atrodo, kaip kontrabosas pas jį. Toks galvoju, įdomu, reikia pasižiūrėti. Ir tada ir pasikvietėm, išsibandėm, pradžia sunkesnė buvo, bet galima matyti, kas dabar yra, kur kūrybinis lygis tikrai žmogus labai stipriai išaugęs yra.
po pirmų, po antrų metų man tas pradėjo patikti. Ir tikrai ta baimė muzikai dingo ir atsirado net polinkis muzikai, atsirado ir noras toliau groti. Neišgyvenęs to, ką aš išgyvenau su muzika vaikystė, aš čia šiandien nebūčiau, tikrai. O su Tomu kaip? Tai realiai ten kaip ir būna, kokia komandiruotė išvyka. Tu savo koncertus atlieki, bet tu yra ir buitinis toks kažkiek gyvenimas kartu. Tai per ten, per istorijos, per pasišnekėjimus, toks pradedi ten ir domėtis, tu žiūrėjau, o visai panašiai tu mastom. Kad tai po studiją, kūrybą savo, tipo, wow. Ir nuo tų laikų pradėjom džamint, tai yra improvizuot po mūsų repeticijų. Ir su tuo kartu atėjo kažkokios idėjos ir noras lavintai, daugiau kažką padaryti. Stilių nusakyti jau sunkiau, nes ten mes mėgstame eksperimentuoti. Viskas link pop, tiesiog su tokiam atšakom. Yra ir versijų, kurios labai elektroninės, vos ne industrinio triukšmo. Tas gal teikia motyvacijos tęsti muziką, muzikinį kelią, nepalikti jo. Tai muzika savirealizacijos tokį poveikį gal suteikia. Nes, aišku, jeigu pabaigi produktą, jeigu kažkas gaunasi, ar sukuri dainą, ar kokiam koncerte pasirodai. Yra tokių kūrinių, kur jeigu mes grotume, tai rajonas tikrai palaikytų ir užsivestų, bet mes patys jų nelabai norim groti. Pavyzdžiui, Jūrij Šatnov, Bėląją rozą. Aišku, gal žmonėms tiesiog linksmybių reikia, bet linksmybės tu gali ir gyvoje muzikoje išgirsti, gauti, nebūtinai tik tie jų vadinami bumčikai turi būti. Tai mes bandėm tą kažkaip žmonėms parodyti, kad va, žiūrėkit, yra bumčikai, bet va, mes turim irgi jums ką parodyti. Viena iš tokių dainų, kur susirinkus, bet kada, paėmus instrumentus ir visi vat, būtume laimingi sugroję, tai Radiohead Creep. Iš dabartinių didžiai nevykėlės aerobika. Aišku, publikos kažkiek susirinkdavo tie, kurie domisi bendrai. Tik įdomiausia, kad didžioji dalis tų, kurie susirinkdavo ar domėdavosi, jie iš regiono išvežioja. Esu vis tiek svečiuose pabuvęs ir Visagino krašte, ir Jurbarke, kur irgi kaip regionai. Ir vat kas juos sieja, kad visur maždaug muzikos stilius, tai bumčikai tie panašiai skamba. Tik kad vienur galbūt užsienio labiau kalba, kiti labai lietuviški. Toli nuo pop muzikos nelabai nueina tai, ką norim grot. Galbūt tas yra labiau vakarietiško stiliaus. Ieškant bendraminčių, su kuriais galėtum suburti kažkokią tai įdomesnę ar grupę, ar vat, irgi su ko paeksperimentuot, aš tiesiog pastebėdavau, kad žmonės užsidarė šitam savo, jie kažkokį savo kupulą pasistatė, kad va, arba duodi natas, arba neina tiesiog. Tai su vienu pabandai, su antru, su trečiu, kur atrodo ir pasikvieti, va, davai gal pabandom pagrot kažką. Jau ir melodija ten jau maždaug yra, ten ir porą akordų, kur tiesiog paįvairinti reikėtų. Nu ir žmogus tiesiog užsidaro, nesigauna. Šiaip iniciatyvos tikrai reikėtų imtis, bet kartais atrodo, net pačiam būna trūksta tos motyvacijos imtis iniciatyvos daugiau. Tu kaip ir nori bandyti, bet toks susiduri su to, su kitų prioritetais, tu galvoji, tai ką aš čia vienas dabar bandysiu čia kažkam kažką įrodyti. Nu tai tokiam bangom tikrai būna. Kūryba skatina žmogiškumą. Tai tam, kad nenužmogėtume, aš manau, tai turėtų ir muzika, kiti menai plėstis ne tik centruose, bet ir regionuose. Vis tiek, grojant populiarią muziką arba tokiam lygiai, tu turi turėti tokius mikrokoncertus parodomosius. Ir jie dažniausiai būna tokiam labiau laisvame stiliuje.
reikėtų tam vietos.